Labas rytas. Kaip visada, be jokių įžanginių serijų ir paruošiamųjų darbų. Ekspromtu, su dukryte, važiuojame į Čedargorč. Į pirmą mūsų solo moto kelionę. Va, žiūrėsim iki Čedargorč, tada ieškosim kažkur kempingo, gal iki jūros atrauksim, gal ne, iki vandenino. Ne, jūros, įlanka, žodžiu, kažkur tenai. Ir dabar važiuojam, bet čia visų remontai kelių, mes biškį damušim kokį pradžią, damušim čiučiut autostradą M25 ir po to šoksim į kaimo keliukus, ten tokie bus biškį ir greitesni ir lėtesni, bet nu va taip, tai irgi neįmanoma. Su tokiais va kamščiais rupūžė. Tai kur tu čia nuvažiuosi? Ir dar navigacija užsigliūčino išvažiuojant iš Londono ir viso, čia tiesiog išjungiau, nes rodo, ten kelio nėra, ten apsisukti, žodžiu, nesąmonė prirodė, tai aš čia susinervinau, išjungiau, dabar nežinau, kur čia kamštis, kur čia ne kamštis, kas čia daros, kas čia nesidaro, nieks neaišku. Ir su čemodanais nelabai ten įlėsi į vidurį su vaiku dar ant galo. Žodžiu. Angliško trafiko subtilybės. Tipo mėgaukis variantas. Jo, gali. Vaikas ilsina kojas, nes sulenktas nepatogu. Kol lėtai važiuojam kamštį. Vaikučiui buvo didžiausia, sako, aš nevažiuoju, nes negalėsiu spalvoti. Pasakė kažkoks pavakar, bzikas spalvoja, maudžėja. Tai norėjau pasiimti, aš nežinau, tai 200 spalvų gal flomasteriai, nu tokia dėžė, kaip visa mano galinė motociklo dėžė. Bet sutarėm ten ant kokių ten 12-15 flomasterių, tai susirinko, tada atsispausdinom lapų, ką jinai ten norės spalvot, sakė spalvos jinai kiekvieną laisvą minutę, kempinge, ar pailsėt sustojus. Žodžiu, vaikas nusiteikęs spalvoti. Taip pat, kai išvažiuosim iš to kamščio, jau gali gal kamštį pradėti spalvoti, nes vis tik niekur nevažiuojam. Su Goda važiavimas yra nuo sneko iki sneko, tai laukiu, kol išsirinks sneką, nes dabar kritiškai yra pasnekinti. Reikia apeiti visą degalinę, išsirinkti sneką. Snek. Tėtukas energetiko gal įvarys kokią, ne? Kokį čia turim deal. Nu va, turim 3 valandas 10 minučių. Kelionės. O jeigu be motorvėjų, 4 valandas. Ne. Bus gerai.
ir su motorvėjais. Po to stosim pavalgyt kažkur tai. Ar ne, vaikas? Taip? 3 valandas dabar važiuosim. Straight. Aha. Breaks. With breaks. With lunch break and other breaks. Aš dabar rūkau, bet ačiū tau labai. Kodėl recording, bet nieko neseina? Nu tai ne visada seinam. Pasiselfinam. Nusiųsim mamai. Three hours to where? Kas? 3 hours to where? To the Cheddar Gore. Tai va, pusantros valandos atvažiavom, liko 2 valandas dar. Pietaujam. Važiavom per kamščius. Vieni kamščiai visur labai užkniso iš tikrųjų tas kelias. Mašinos nesitraukia, mes su čemodanais. Dviese sunku. Bet jau nedaug liko. Nu, po to dar reikia kempingas atsiras. Bet iki Cheddar Gore liko nedaug. Skanaus visiems. Baba. Dok, kitą ranką užseksiu. Su vaikutis sušalo, džemperį užsidėjo. O neužsisegė šalmą vištą tu. Gerai? Nu viskas. Nu liuk. Sėdi. Sėdi. Važiuojam tada. Palauk. Kaip čia išvažiuot? A, va čia. Gali išjungt dabar. Išlipom iš autostrados, prasidėjo kaimo keliukai. Gražiau, linksmiau, nešalta. Važiuojam su mylimiausia savo dukryte. Tankai va. A, čia Salisbury Plains, čia poligonas. Ką mažiuk? Nu, aš listening to my book, kai tu su manim nekalbėjai, aš pasileidžiu ir klausau knygos. Labai gražus kaimeliai čia. Aha. Mano meilė mane kalbina. Aš noriu su tavim labiau šnekėt, negu klausyt muziką.
Spėsim dar vieną kartą pailsėt? Gerai. Kažkur už 10-15 minutes, gerai? Cool. Šiandien labai gražu čia, nes autostrada labai išvargino, bet autostrada, sakau, motorway labai išvargino mus, o čia va jau gražu, čia jau faina, čia važiuoji ir malonu. Miestūžis gražus, pažiūrėkite, namai senoliai neblogai. Yeah, it's not now. No. Later. Little brisket cars. Oh, that's it. Tunnelis. Naktinis įsijungia. Ten yra uolas, kuriuose jį laiko, bet mes turbūt, aišku, jas neįsim, nes jau vaikutis jau nori kempinti. Dar reikės kempingą susirasti. Nes jau pavargo vaikutis. Nu, tai aš irgi jau biškai pavargau. Ilga diena gavosi varginantis tais kamščiais iš ryto, bet nieko, viskas gerai. Taip dabar kažkaip pradėjau galvot, kodėl čia ta kelionė taip atsirado, kaip kakų į Vilnių atidaryti. Ir to, kad savaitę dvi buvo Normandija ir buvo tokios 4 dienos. Ir neužteko, čia kaip geri daiktinį ir baigėsi. Ir tada reikia dar butelį alaus įsiverst, kad jau dasimušt. Tai va čia tas butelis alaus greičiausiai, kad aš taip manau. Šitą mūsų kelionę. O ir šiaip, pirmą kartą su vaiku, su palapinė, vienas, bejingas. Motociklu. Įdomu diena. Įdomu kelionė. Vaikui iš vis pirmą kartą su motociklu tiek laiko važiuoti, visą dieną važiuoju. Nuo 9:30 ryto, dabar yra 4 dienos. Tai taip, nei daug, nei mažai. Aišku, stojamės čia jau 4 kartas ar 5 buvo. Tai 2 kartus, kaip sakant, padėlų stojom, nes vieną kartą benzo reikėjo, kitą kartą jau pietų metais buvo. Nu, bet nieko, dabar jau čia jau viskas nebetoli, sakykime taip. Nu, va, ir privažiuojam jau čia kažkur savo dienos tikslą, čia tas Cheddar Gorge, tai toks kaip kanjonas, jisai neilgas, bet jau čia kažkur rodo, kad liko 1 mylė. Ir trafikėlis čia toksai, nes dviratininkų pilna. Su motociklu, tai nesunku juos aplenkti. Bet žmonėms su mašinom, tai čia biški kančios dadeda. Ir mes va jau čia važiuojam, čia tas kanjonas. Haikeriai.
tu kamerą įjungi? Ne. Palik tegul padirba miške. Čia matai, gražu. Čia turbūt tas visas Cheddar Gorge, atvažiavom. Jo, bet mes ten kažkur apie vidurį sustosime. Nu, aš tau sakiau, kad čia bus gražu. Vaikutį sako, wow. Taip, čia kanjonas, Butran British Canyon. Aš tau sakau, čia visai gražu pravažiuoju. Tu sakei, o, žiūrėk, kaip bitės ant kelio stovi, matai? Čia ožkos, čia medis, čia kažkokie velniai. Goats. That's why there is so many potholes on the road, because ožkos eating road. Nori čia sustot? Ne? Čia aš irgi nesitikėjau čia tokiu. Čia sustojam, gerai, va čia, kur žmonės sustoja. Pažiūrėk, čia laipėje galėsim pažiūrėti, jeigu bus internetas, surasim, kur mums duot. Okei, nestojam, čia nėra kur. Sustojam čia? Aš nežinau, gal reikia surasti pradžioje kempingą. Palauk, minut. Va dabar galiu. Cool. Super cool. Nu, atsijungiam šaunus gal biškį? Atvažiavom. Gražu čia žiauriai. Na, aš nesitikėjau, aš galvojau, čia bus tokio plokštumoje viskas, o čia taip... Na taip, ir vaikui patinka. Tai buvo verta, reiškia. Buvo verta.
Atvažiavom, mes va motociklas stovi apačioj. Uolos va tokias va visur. Vaikas sakė avataras. Ten ožka landžiojo kažkur tai. Vaikas va sėdi. Avatar. Avatar. Sako, aš noriu čia biškį pasėdėti, take a moment. Nu, bet čia gražu velniškai. Čia va, čia buvo galima pasėdėti. Su žmonės laipioja. Bet su tokiom vietom yra amžina problema. Tu nežinai, kur yra pati gražiausia vieta ir sustoji ten, kur gražu, o už kampo geriau, gražiau. Nu, burbulė, nestojam dabar jau. Bet čia nebe taip aukštai. Tenai buvo gražu, kur mes sustojom. Kalnai buvo gražus. Aha, o čia jau viskas baigėsi turbūt. Jo, viskas va, pukšt ir pasibaigė, matai. Radom kempingą, viskas yra. Picos, karočią, alus, ten takeaway, nu žodžiu, name it. Yep. So for the pitch, you guys have from the electric box here all the way to the bank there. So use it as you like. Okay. Plug in there. Do you have any? Yeah, I have plug like that, just Yeah. adapted to simple socket, and we just need helmet phone. That's it. Nothing Fine. I special. was just thinking for the bike. Do you have any wood or anything? I don't you need nothing, for the it's alright. kickstand or anything. It's alright. It's alright. No Yeah. worries. I'll pop your electric on for you. Yeah. Tokį golf karą nori?
Važiuoja čiūžinį. Palapinė jau stovi. Ne. Motociklas stovi, laužas bus. Reikia nuvažiuoti kešą, nusiimti picos. 12 svarų, tai mes tikrai prisipirksim daugiau visokio šūdo parduotuvėje. Už 12 svarų negu mums pizą atvežti. Štai ir įsikūrėm. Va, tenai mes turim čia elektrą. Kraunasi šalmai. Viską susijungiam, palapinė stovi, čiužinukus prisipūtėm. Vaikutis ten savo hobį daro. Taip? Jo. Va, mano vaikas, mūsų mygis. Pirkom malkų, gavom marshmallows dėžutę. Išsitaškėm tokį vat stovyklavietę. Turim laužavietę, turim malkų, smulkių malkų, ten uždegtukų visokių. Džiūsta drabužiai ant motociklo. O tokią turim stovyklavietę. O kempingas atrodo va taip. Didžiulis kempingas čia su picų vanais, su viskuo, žodžiu. Užsisakėm picukę. Turim mum. O dabar koks pusvalandis turbūt liko iki picos. O kaip tik skambina. Yes. Pizza, yeah? Coming, yeah. Godulė, aš einu picos parnešt, gerai? Mes dabar valgom pizzą. Barbecue. Užlenk man vieną. Va, tuoj parodysim. Va. Oi. Take the onion off. They took the onion. Just a little piece. Va, mūsų pizzas. Va. Labai skanu. Ir po pizzos darysim laužą ir arbatytę. Nes man labai šalta. Ir jo. Rytoj ryte mes pavalgysim. Tada eisim. Taip, tada važiuosim namo. Namo pusę po biškį. Bus greičiau negu kelionė. Ba jo. Mes valgom. Ne šalta, normaliai. Šalta. Bet jo, aš turėjau McDonald's ticket, sugar donut. Aš savo redeeminsiu. Ir suvalgysiu. Kaip pizza. Nešalta, aha. Vei, alta. Iki marshmallow. Labą naktį. Labas rytas. Mes atsikėlėm. Nuostabiai miegojom naktį, krapnojo lietus, tai buvo labai gera miegoti iš tikrųjų. Vaikas iškart užmygo ir išmiegojo iki pat ryto.
Tai va. Kėlėmės jau papusryčiavom, nuėjom čia vietinį kioską, suvalgėm po bulkutę su kava. Vaikutis va. Užsijėmė savo mėgstamiausiais užsiėmimais, skrolina. O aš eisiu tvarkyti palapinės. Mūsų mygis jau apardytas. Liko malkų, nes čia jų nesudeginsi visų. Motocikliukas mūsų. Dangus va toks šiandien. Tikrai cepelinai. Bet dabar nelyja, rodo, kad nelis. Rodo iš vis, kad saulė lyg tai švies turi. Bet nešviečia. Kažkoks toks rytas va. Bet gerai. Pajudėsim link namų. Vaikutis dar nori į tą Cheddar Gorge užvažiuot. Pamedituot. Ar ne? Jo. Gerai. Tu gal laik išsivalyk dantukus ir nusifrausk veiduką biškį. Reikia. Duosi rankšluostį. Nu gerai, pasiginčysim už kadro. Vaikutis susirado žaisliuką. Ką čia darai? Traktoris. Traktoristė esi? Vairuoja pupsi. Genetika rimtas mokslas. It's real, the engine is real. Yeah, it's real, all tractor, yeah. Greitos mintys. Dar aišku, mūsų šitą mažą kelionę nesibaigė, bet mes jau pakuojamės, jau beveik susipakavom, nieko čia neliko. Vaikutis išėjo rengtis į dušus, nes šalta, čia ant pievos vėjas pučia. Tai galvoju, kad šitą kelionę, bent jau tiek, kiek jos jau įvyko, yra mano geras darbas vaikui. Ne visada, ką jūs galvojat, kad jūs darot vaikui, yra taip, kaip jums atrodo. Ką aš noriu tom pasakyti, kad iš tikrųjų buvo vaiko dovana man. Aš neturiu žodžių, vakar taip gera buvo. Gaudėm dzeną, žodžiu, su vaikučiu. Miegojom, lietus palapinę, barbena. Vaikutis šnopuoja, įsisukęs į miegmaišį. Gražu. Gražu, žavu. Nu, čia tokios mano tėtuko mintys. Amotas jau beveik supakuotas. Iš mūsų stovyklavietės liko čia keli daiktai ir šiukšlių maišas. Ir vėl į kelią. Kol kas tiek. Ten pat kur vakar? Arba čia nori ant tų stones pabūt? Čia? Nu, off. Taip, taip. Pilnas kalnas kalnų ožkų ar avių kanočio. Kokių nori. Visų spalvų. Goda eina ganyt. Vaikas paprašė ten pat atvaryt.
kad būt Viečelo žiauriai patiko, jinai nori dar čia pabūt, tai susitarėm 10 minučių pasėdės ant akmenėlę ir važiuosim toliau. Savo akmenuką rado. Tarčim čia kalnuose, ten pat kur vakar. Buvom sustoję kitą vietą, bet vaikas sakė, ne velnio, vežk mane ten, kur buvom vakar. Sėdė ten ožkos. Ožkos mekena, nebūt, gal mekena. Susiliejam su gamta, su vaikučiu. Vaikučiai žiauriai patiko. Darosi šalta, vaikutis šala vėl mano. Visus ventilation užsidarėm. Pavargo mano saulytė. Ar ne? Godulė. Pavargai ar mėgi? Mėgi? Nenukrisk nuo motociklo. O kaimai tai va toks važiavimas, karočiui. Vienas tormozas pasitaiko arba dviratis ir visa sasyską mašina paskui velkasi. Gražus miškas toks šarvudinis. Čia gražus kraštai, man patinka. Kalvelių yra, ir miškelių, ir kaimo trafikėlių va. Žūmėsta. Taip ir daug iš tikrųjų. Pusė kelio bus vėl kaimo keliukais, pusė autostradom. Pravažiuojam Stonehenge. Matai tas Godulė? Now we are in Salisbury. I don't know what county. Nu, bet čia reikia, žinai, čia reikia pirkti bilietus, tenai važiuoti su autobusu, ten taip toliau. Čia ilga istorija su tais lankymais. Ir čia visą laiką kamštis mašinomis. Tai jo, Godulė, čia turbūt pats most famous historic site in UK, probably, ne? O tai pravažiuojam. Vaikučių uždėjau dar vieną džemperį savo. Šiaip ne taip supakavom, jis trūkė su 2 džemperiais. Sako, nebešalta, ar nebešalta, mažiuk? Godulė, ar nešalta? Nešalta. Pirmą kartą per kelionę, antrą nešalta. Pirmą kartą buvo nešalta. Pirmą kartą buvo nešalta miegmaišį vakar. Taip dabar yra antrą kartą nešalta su 2 džemperiais. Ir maniškis tai ten toks, outdoorinis, tai būtų keista, jeigu su juo būtų šalta. O ir su šarvais maikė ir tik tai vorteksinės striukė. 20 laipsnių. Visai nešalta iš tikrųjų.
Tai va, į galą mūsų kelionė, liko autostradom atmotalinsim ir į namus glėbį vaiką priduosi, Jėzau velningausi, panagės turbūt purvinus, susivėlus, dar kokių velnių ten bus. Vis tiek, žinai, tėtis ne mama, bet gerai buvo. Ir lietaus ant kelio negavom, kas svarbiausia. Na, aišku, dar negrįžom, bet panašu, kad negausim. Gavom tik tai naktį. Barbeno, bet nuo to tik tai jaukiau miegot buvo. Štai ir pravažiavom. Dabar reikia Sandrį prižadinti, kad duris atidarytų. Vaikas laimingas, kad namo jau pravažiavo. Laiminga? Ar patiko? Taip. Važiuosi dar? O ko čia pas tave, šlapia? Ar čia nešlapia? Nevažiuosi daugiau su manim? Tuoj Sandris atidarys duris. Bet persirenk tik tai.